Na, o dabar mintimis vėl grįžtam į šeštadienį. Laukiant muziejų nakties bus galima apsilankyti renginyje, kuris Šiauliuose yra naujovė, kur veiklos ras šeimos su įvairaus amžiaus vaikais. Apie lauko žaidimų festivalį sužinosime tiesiai iš organizatorių Dovilės Bazarės ir Agnetės Stankutės. Labadiena. Sveiki. Tai labai džiugu, kad galėjome čia atvykti ir pristatyti tą mūsų unikalų renginį ir jo metu pakviesti pasinerti tikrų žaidimų sūkurį gryname ore. Tai A-kvadratu renginiai kartu su Zaidė LT gegužės 17 dieną šeštadienį, kaip tik po vaiko dienos penktadienio vakaro, nuo 12 iki 3 valandos kviečia visus iš Šiaulių parko estradą ir tenai sudalyvauti pirmajame lauko žaidimų festivalyje Atgal į lauką. Festivalio metu galėsite išbandyti daugiau negu 20 skirtingų lauko žaidimų ir nuo milžiniškų džengą, kukurūzų futbolo, kopėtėlių, golfo ir kitų nemažiau įtraukiančių lauko žaidimų. Viskas ruošta taip, kad aktyviai galėtų įsitraukti ir žaisti visa šeima. Tai stebėdami tendencijas, kaip vis daugiau laiko praleidžiame su išmaniaisiais įrenginiais, kviesime visą šeimą, šiauliečius, miesto svečius, atitrūkti šiek tiek nuo tų mėlynųjų ekranų ir išbandyti lauko pramogas. Taip pat prisiminsime ir tūkstantmečio kartos kiemo žaidimus. Tai bus įvairių veiklų tiek mamoms, tėčiams. Labai akcentuojame, kad tėčiai irgi turės ką pas mus nuveikti ir žinoma vaikams. Na, o dar vienas labai svarbus ir ypatingas momentas, tai sieksime Šiauliuose naujo rekordo ir organizuosime masiškiausią kortų žaidimą, kurį mums padės Ekstata užfiksuoti. Tai čia jau pasitelksime išmaniąsias technologijas ir viską fiksuosime drono pagalba. Lauko žaidimo festivalis yra nemokamas, labai svarbu tai paminėti, todėl yra kviečiami visi tiek šiauliečiai, tiek Šiaulių svečiai. O kadangi festivalis yra skirtas visai šeimai, mažųjų užimtumų pasirūpins linksmiausios šventės. Taip pat šventės dalyviai bus vaišinami gaidelio krekeriais, rugilės gira. Taip pat turėsim ir dovanų. Keletą laimingųjų bus apdovanoti. Vienas iš prizų yra A-kvadratu renginiai įsteigė mafijos žaidimą, Zaidė LT įsteigė lauko žaidimų nuomos prizą, taip pat Šiaulių arena padovanojo net 6 bilietus į krepšinio varžybos, kur susitiks Šiaulių kazino Admiral su Kauno Žalgiris ir desertų dirbtuvės įsteigė dovanų kuponą desertams. Taip kad tikrai kviečiam šeštadienį, 17 dieną nuo 12 iki 3 valandos atvykti į centrinę Šiaulių miesto estradą ir pažaisti, papramogauti, pabūti kartu, pabūti lauke ir galbūt laimėti vieną ar kitą prizą. Minėjote apie rekordą. Jeigu žmonės susidomėtų tik tai rekordo šito dalimi, kada jiems reikėtų būti ir kaip viskas atrodys panašiai, papasakokite. Tai rekordas bus fiksuojamas 2 valandą. Tai 2 valandą kviesime visus, jau bus truputį pristabdomi visi žaidimai, visa veikla. Tai kviesime visus išsirikiuoti, nes vis tiek tai tikslas yra užfiksuoti žmonių skaičių. Ir kiekvienas dalyvis, tiek mažieji, tiek suaugusieji dalyvaus rekordo fiksavime, gaus traukti po kortą ir tada jau ten taip pat bus vėliau jau papildomas žaidimas užfiksavus rekordą, bet jau jeigu tik norite sudalyvauti rekordą ir būti to rekordo dalimi, tai kviestume šiek tiek prieš 2 atvykti ir jau sudalyvauti fiksavime. Ar teko domėtis, ar yra panašus rekordas ir kaip planuojate jį gerinti? Ne, nėra. Teko domėjomės ir nebuvo siekta tokio rekordo. Tai būsim pirmieji. Tai sėkmė didelė dalim garantuota yra. Taip, tikrai taip. Tikrai taip. Puiku. Tai šeštadienį prieš muziejų naktį, visą dieną nuo pat vidurdienio. Iki 3. Iki 3. Turėsit pertraukėlę dar grįžti pailsėti tada iki muziejų nakties. Tai
3 valandas, ar ne? 3 valandas bus puikus renginys Šiaulių Centrinio parko estradoje. Ar jau viską susakėte, visas Taip, detalės tikrai taip. pasakėt? Tai labai ačiū Jums tada už informaciją. Ačiū labai ir lauksim šeštadienį. Jau tikriausiai pradėsit ruoštis festivaliui. Linkim, kad jis taptų tradicija.